Tai yra viena iš sporto šakų, kuri pati organiškiausia yra tam, ką mes esame įpratę daryti. Esame įpratę vaikščioti, visi esame bėgioję, tai yra mums paprasta veikla. Nereikia ypatingų kažkokių aprangų, nereikia avalynės, aš galiu pradėti su tuo, ką aš turiu. Ir žinoma, nereikia aplinkos kažkokios, kuri būtų kaip stadionas reikalinga ar salė. Taigi tai nuostata į bėgimą yra labai pozityvi žmonių, nes visi turi savo patirtis ir gali prisireguliuoti, prisiderinti pagal savo ritmą, pagal savo tempą, pasirinkdami atstumus ir pasirinkdami dienas, kada jie tą gali daryti. Bėgimas yra siūlomas kaip terapinė, psichoterapinė priemonė, siekiant stresuotiem žmonėm, pavyzdžiui, sumažinti kortizolio, kuris yra streso hormonas kiekį, arba pagerinti nuotaiką, išmokti save reguliuoti. Tai bėgimas išskleidžia daugybę laimės hormonų, dopaminą dėl pasiektų tikslų, endorfinus įveikiant sunkumus, nes kiekvienas iš mūsų bėgdamas patenkame į tokią zoną, kuomet jau yra sunku ir tada ją tiesiog palengvina, išsiskiria endorfinai. Ir taip pat išsiskiria dar serotoninas dėl patirimų pozityvių emocijų. Yra dar ir toks meditatyvus bėgimas, tai jisai yra skirtas tam, kad mes galėtume grįžti į save čia ir dabar. Pirmiausia, tai atskleidžia protą. Atrodo labai keistai, bet be proto negalima būtų strateguoti, be proto negalima būtų savęs reguliuoti ir priderinti distancijai. Tai protas yra iš tikrųjų esminis faktorius, dėl ko žmonės renkasi bėgimą, ilgesnės distancijas arba trumpesnės pagal save ir atkakliai siekia savo tikslų. Nesėkmė atveria naujas galimybės pažvelgti į tai, ko tu dar nežinojai, nes iš tikrųjų, jeigu patyrei nesėkmę, tai kažko negalėjai kontroliuoti. Tai po pirmo nusivylimo visada ateina džiaugsmas, kad sužinojau kažką naujo apie save, apie distanciją ir galėsiu tai išmokti kontroliuoti. Prie starto linijos stovintis bėgikas jau yra pilnai pasiruošęs. Vienintelis dalykas, kas jo laukia pačioje pradžioje, tai yra didelis energijos pliūpsnis, kurį teks jam suvaldyti. Ir tam galima pasitelkti tiek skaičiavimą, tiek muziką, kad galima būtų atlikti savo veiklą būtent savo ritmu ir savo tempu. O visa kita yra pagal planą.